Pastor Marion asked me to share a message with you today while he's away in Germany. Pastorius Marianas paprašė pasidalinti žinutę, kol jis yra Vokietijoje. And when I was seeking the Lord about what message I should share, Ir kai ieškojo, klausė viešpaties, kokią žinutę pasidalinti, the Lord reminded me of an event that took place recently. Viešpats man priminė apie įvykį, kuris nesenai atsitiko. Some of you were at that event. Kai kurie iš jūsų buvo tam renginį. I'm talking about the wedding between Vidas and Karen. Kalbu apie vestuvės Vaido ir Karen. And some of the scriptures I shared at that wedding were about how husbands should love their wives. Kai kurios rašto eilutės, kurias dalinausi per vestuvės, buvo apie tai, kaip vyrai turi mylėti savo žmonas. In Ephesians 5:25 we read, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her." Efeziečiams 5 skyriui 25 eilutė mes skaitom, jūs vyrai mylėkit savo žmonas, kaip Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. This is not only an exhortation to husbands, but it's also about Christ and how he loved the church. Tai ne tik raginimas vyrams, bet ir Kristaus santykio su mumis, kaip tikinčiais aprašymas. Jesus, let's see. I gotta remember how to work this. Okay. Danielius. Thank you. So Jesus is described many times in the New Testament as the bridegroom. Naujajame testamente Jėzus daug kartų apibūdinamas kaip jaunikis. Next one. John the Baptist says in John 3:29, "The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore this joy of mine is now complete." Jonas Krikštytojas Jono 3 skyriui 29 eilutė sako, kas turi sužadėtinę, tas sužadėtinis. O sužadėtinio bičiulis, kuris šalia stovi ir jį girdi, džiaugte džiaugiasi jaunikio balsu. Todėl šiam mano džiaugsmui jau nieko netrūksta. In Mark 2:19 we read, "And Jesus said to them, Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast." Morkaus 2 skyrius 29 eilutė skaitome, Jėzus sakė, argi gali vestuvininkai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis, kol jie turi su savim jaunikį, jie negali pasninkauti. And we, as his church, are described as the bride. Ir mes, jo bažnyčia, apibūdiname kaip jo nuotaka. In Revelation 19:7 we read, "Let us rejoice and exult and give him the glory. For the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready." Apreiškimo knygoje 19 skyrius 7 eilutė mes skaitome, džiūgaukime ir linksminkimės ir duokime jam šlovę, nes atėjo vynelio vestuvės ir jo nuotaka pasiruošė. So the question could now be asked. Dabar galima užduoti klausimą. Why should this be important to us? Kodėl tai turėtų būti mums svarbu? And this is what I want to talk to you about today. Štai apie ką aš noriu šiandien pakalbėti. So when Carol and I received our calling to come to Lithuania, God gave us a special mission. Kai su Carol gavome pašaukimą atvykti į Lietuvą, Dievas mums davė ypatingą misiją. The focus of our mission would be on the orphans of Lithuania.
dėmesys mūsų misijoje būtų skiriamas į Lietuvos našlaičius. And the goal of our mission would be to teach them to love the Word. Ir mūsų misijos tikslas būtų išmokyti juos mylėti žodį. Both the written Word, which is the Bible, Tiek rašytinį žodį, kuri yra Biblija, and the living Word, who is Jesus. ir gyvąjį žodį, kuris yra Jėzus. And though Carol and I are officially retired as missionaries, Nors Carol ir aš jau oficialiai išėjom į pensiją kaip misionieriai, our calling is still to help both believers and those who are becoming believers to fall deeper in love with Jesus. mūsų pašaukimas vis dar yra padėti tikintiems ir tiems, kurie turi tapti tikinčiais, giliau įsimylėti Jėzų. Jesus himself said in Mark 12:30, this was the greatest of all commandments. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pats Jėzus pasakė Morkaus 12:30 eilutėje, kad tai yra didžiausias iš mūsų įsakymų. Mylėk viešpatį savo Dievą visą savo širdimi ir visą savo sielą, visų savo protu ir visomis savo jėgomis. And I am convinced if we truly love God this way, we would have our lives transformed. Esu įsitikinęs, kad jei tikrai mylėtumėm Dievą taip, kaip turėtumėm, mūsų gyvenimas pasikeistų. We would have more joy, Turėtumėm daugiau džiaugsmo, we would have more hope, turėtumėm daugiau vilties, we would have better relationships and better marriages, turėtumėm geresnius santykius, geresnės santuokos. and we could weather the storms of life with greater strength and confidence. Ir gyvenimo audras atlaikytumėm su didesnė jėga ir pasitikėjimu. And we would serve the Lord not as a religious duty, Ir mes tarnautumėm viešpačiui ne kaip religinė pareiga, but we would serve Jesus out of our love and devotion for him. bet mes tarnautumėm Jėzui iš savo meilės ir atidavimo jam. So now the question is, how do we obey this commandment to love God this way? Tai dabar kyla klausimas, kaip paklusti šiam įsakymui, taip mylėti Dievą, How do we fall more in love with Jesus? kaip labiau įsimylėti Jėzų. Well, the answer is very simple, and it's in the Bible. Atsakymas yra labai paprastas ir jis yra Biblijoje. In 1 John 4:19 we read, we love him because he first loved us. Jono 1:4 eilutė mes skaitome, mes mylime jį, nes jis mus pirmą pamilo. The more we feel loved by God, the more we are able to love him. Kuo labiau jaučiamės mylimi Dievo, tuo labiau galime jį mylėti. It's as simple as that. Tai yra taip paprasta. But the truth is, none of us really know how much God loves us. Tačiau tiesa yra, kad nei vienas iš mūsų nežinome tiksliai, kiek Dievas mus myli. And I include myself in that, none of us. Ir aš įtraukiu save į tą niekas. Sometimes I have to preach to myself. Kartais turiu pamokslauti savo. So today I hope that I will be able to communicate how deeply and intimately we are loved by God. Tikiuosi, kad šiandien galėsiu pabendrauti, kaip giliai ir intimiai esame mylimi. And there's no more deeper and intimate love than what the bridegroom has for the bride. Ir nėra gilesnės ir intimesnės meilės už tai, ką jaunikis turi savo nuotakai. We come up short, but the Lord does it perfectly. Mes nesugebam, bet viešpats tai daro puikiai. And this is where I hope that the picture of Jesus as the bridegroom will change your heart. Čia aš tikiuosi, kad Jėzus kaip jaunikio paveikslas pakeistų jūsų širdį. I've talked to you in the past about our blessed hope. That is the rapture of the church. Anksčiau su jumis kalbėjausi apie mūsų palaimingą viltį, tai bažnyčios paėmimas. It's unfortunate that some Christians don't want to think about this event. Gaila, kad kai kurie tikintys krikščioniai nenori galvoti apie šį įvykį. They picture an angry judge coming to judge them. Jie įsivaizduoja piktą teisėją ateinantį paskelbti jiems nuosprendį. But the truth is
Jesus is the bridegroom coming to take his bride away to be with him. Bet tiesa ta, kad Jėzus ateina kaip jaunikis, kad nusineštų savo mylimą nuotaką, kad būtų su juo. The bridegroom, that's us. Tai mes. Jesus made this clear to his disciples during the Passover meal. Jėzus tai aiškiai pasakė savo mokiniams per Paschos valgį. What we call the Last Supper. Tai, ką mes vadiname paskutinę vakarienę. So Jesus said to his disciples in John 14:2-3, "In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go, I prepare a place for you, I will come again, and I will take you to be to myself, that where I am, you may be also." Jis pasakė tai savo mokiniams Jono 14 skyriui 2-3 eilutė. Mano tėvo namuose yra daug būstų. Jei ne, būčiau tau pasakęs, aš ruošiu tau vietą. Kai nueisiu ir paruošiu, vėl ateisiu ir pasiimsiu tave pas save, kad būtum ten, kur ir aš. Jewish weddings are full of dancing and singing. Žydų vestuvėse gausu dainų ir šokių. They were truly a joyous celebration of joining two people together. Tai buvo tikrai džiaugsminga dviejų žmonių sujungimo šventė. So what Jesus is promising his disciples and us in these scriptures is a heavenly wedding. Tai, ką Jėzus žada savo mokiniams ir mums šiuose raštuose, yra dangiškos vestuvės. It's called the marriage supper of the Lamb. Tai yra vadinama avinėlio vedybų vakarienė. And it's a marriage that would follow the same pattern as the first century Jewish wedding. Tai yra santuoka, kuri vyktų pagal tą patį modelį, kaip ir pirmojo amžiaus žydų vestuvės. For when a Jewish man of this time became engaged to a young woman, kai šių laikų žydas susižadėjo su jauna moterim, the first thing he would do would be to make a covenant with his father. Pirmas dalykas, kurį padarytų, sudarytų sandorą su jos tėvu. He would tell the father what price he was willing to pay for the bride. Kuris pasakydavo tėvui, kokią kainą jis nori mokėti už savo nuotaiką. The man would then give his bride to be gifts that would show his love for her. Tada vyras savo būsimai nuotaikai dovanodavo dovanas, kurios parodytų jo meilę jai. And to help her remember him while he was away during the betrothal. Ir padėti jai prisiminti jį, kol jisai buvo išvykęs per šį sužadėtuvių laiką. The groom would then prepare a wedding chamber for his bride in his father's house. Tada jaunikis tėvo namuose paruošdavo savo nuotakai vestuvių kambarį. And this wedding chamber would be according to his father's specifications. Tai buvo daroma pagal jo tėvo nurodymus. And his father would tell him when it's time to go and take his bride. Ir tai būtų jo tėvas, kuris pasakytų sūnui, kada jis gali eiti pasiimti nuotakos. So no one knew the day or the hour, but only the father. Tai niekas nežinojo nei dienos, nei valandos, o tik tėvas. While this chamber was being prepared, the bride was considered to be set apart and bought with a price. Kol buvo ruošiamas šis kambarys, nuotaka buvo laikoma atskirta ir nupirkta už kainą. During this time, she would prepare herself for her wedding. Per tą laiką ji ruošėsi savo vestuvėms. To make herself more beautiful Kad for the bridegroom. Kad jaunikui pasidaryti gražesnę. She had to be ready at any time for the bridegroom to come. Ji turėjo būti pasiruošus, nes bet kada, kad ateitų jaunikis. And the bridegroom would normally come in the middle of the night to steal her away. Jaunikis paprastai ateidavo vidury nakties, kad jos pavogtų. Like a thief in the night. Kaip vagis naktį. So the bride, along with her bridesmaids, had to be ready to leave at any time. Taigi nuotaka kartu su savo pamergėmis turėjo būti pasiruošusi bet kada išeiti. When the time came, the bridegroom would shout and blow the ram's horn and let the bride know he's coming. Atėjus laikui, jaunikis šaukdavo ir pūsdavo avino ragą, kad nuotaka žinotų, kada ateina. He would then take her to his father's house
to their wedding chamber. Tada jis nuveždavo ją į savo tėvo namus, į jų vestuvių kambarį. And there the marriage would be consummated during their 7-day honeymoon. Ir ten santuoka būtų užbaigta per 7 dienų medaus mėnesį. And at the end of the 7 days, he would present his bride to the whole community. Pasibaigus 7 dienomis, jis pristatys savo nuotaką visai bendruomeniai. Then they would have a joyous celebration, including a marriage supper or a wedding feast. Tada jie surengtų džiaugsmingą šventę, įskaitant vestuvių vakarienę arba vestuvių puotą. I could go on, but I think you see by now the connection. Galėčiau tęsti, bet manau, kad jau galite matyti ryšį. That is the parallel between these Jewish wedding customs and the relationship between Jesus Christ and his church. Tai yra paralelė tarp šių žydų vestuvių papročių ir santykio tarp Jėzaus Kristus ir jo bažnyčios. We know there's no greater intimacy than between the bridegroom and the bride. Žinome, kad nėra didesnio intimumo kaip tarp jaunikio ir nuotakos, As they become husband and wife. kai jie tampa vyras su žmona. And the level of intimacy that we will have with Christ when we are with him cannot be described in human terms. Intimumo lygio, kurį turėsime su Kristumi, kai būsime su juo, negalime apibūdinti žmogiškai. We know that we will have glorified bodies that are immortal and eternal. Žinome, kad turėsime pašlovintus kūnus, kurie yra nemirtingi ir amžini. The Bible says in 1 John 3:2, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. Biblijoje sako 1 Jono 3 skyriuje 2 eilutė, mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, o kas būsime dar nepasirodė. Bet mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. And it is scriptural and an undeniable fact that we will one day be in his presence. Šventasis raštas yra nepaneigiamas faktas, kad vieną dieną būsime jo akivaizdoje. In the presence of the one who knows us intimately and loved us enough as sinners to pay the ultimate price. To, kuris mus artimai pažįsta ir pakankamai mylėjo mus kaip nusidėjėlius, kad sumokėtų didžiausią kainą. To die in our place, to rise again, and to be at his Father's side. Mirti už mus ir prisikelti ir būti jo tėvo pusėje. The Bible says that God will create a new heavens and a new earth. Biblija sako, kad Dievas sukurs naują dangų ir naują žemę. We will be there to experience excitement, creativity, and adventures that we can only dream about. Būsime ten, kad patirtumėm jaudulį, kūrybiškumą, nuotykius, apie kuriuos galime tik pasvajoti. And we will be in the presence of the one who loves us as the bridegroom loves the church. Ir The bride, būsime, ir būsime to, kuris mus myli akivaizdoje, kaip jaunikis myli nuotaką. So I hope this message encourages you. Tikiuosi, kad ši žinutė jūs padrasins. I hope that you have a better idea of how much God loves you. Tikiuosi, kad geriau suprasite, kaip Dievas iš tikrųjų jūs myli. And I hope that you're excited about the Lord's return to take you away to be with him. Ir aš tikiuosi, kad džiaugiatės viešpaties grįžimu, kad pasiimtų jūs būti su juo. Paul described this glorious event in his letter to the Thessalonians. Paulius aprašė šį šlovingą įvykį savo laiške Tesalonikiečiams. We read in Thessalonians 4:16 through 18, For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we, who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Tesalonikiečiams 4 skyrius 16-18 eilutėse skaitome, nes viešpats pats nužengs iš dangaus, nuskambėjus pasiliepimui,
Arkangelo balsui ir Dievo trimitui ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji išlikusieji kartu su jais, būsime pagauti į debesis, susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. So we are told to encourage each other with these words. Mums liepta padrasinti vieni kitus su šiais žodžiais. So I pray that the Holy Spirit, through His Word, will cause you to love Him more and to love His appearing. Meldžiuosi, kad šventoji dvasia per savo žodį paskatintų jūs labiau jį mylėti ir jo pasirodymą. The Lord has a glorious future planned for each one of us. Viešpats kiekvienam iš mūsų yra suplanavęs šlovingą ateitį. We read in Revelation 21:4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Apreiškimo knygoje 21 skyrius 4 eilutė skaitome. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo, daugiau nebebus. Nes kas buvo, pirmiau praėjo. We have no idea of the glory that awaits us when we go to be with the Lord. Mes neįsivaizduojame, kokia šlovė mūsų laukia, kai eisime būti su Viešpačiu. Whether it be by the rapture of the church, Ar tai būtų bažnyčios paėmimas, or when we pass from this life. arba kai išeiname iš šio gyvenimo. The Bible says in 1 Corinthians 2:9, Eye has not seen nor ear heard and the heart of man imagined what God has prepared for those who love Him. Biblijoje 1 Korintiečiams 2 skyrius 9 eilutė sako, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. I hope this is an encouragement to you today, regardless of what you're facing in this life. Tikiuosi, kad tai yra padrasinimas šiandien, nepaisant to, su kuo susiduria gyvenime. I believe my calling is still to help people fall more in love with Jesus. Tikiu, kad mano pašaukimas vis dar yra padėti žmonėms labiau įsimylėti Jėzų. And I believe we'll do that when we realize how much He loves us. Ir aš tikiu, kad tai padarysime, kai suprasime, kaip stipriai Jis mus myli, As the bridegroom loves the bride. kaip jaunikis myli nuotaką. Let's pray. Melskimės. Heavenly Father, I pray that we take this message to our hearts. Dangiškasis Tėve, meldžiu, kad šią žinutę priimtumėm į savo širdį. I pray that the image of Jesus Christ as our heavenly bridegroom will change how we see Him. Meldžiu, kad Jėzaus Kristaus, kaip mūsų dangiškojo jaunikio įvaizdis, pakeistų mūsų požiūrį į jį. I pray that the Holy Spirit will reveal to us how deeply and intimately He loves us. Meldžiu, kad šventoji dvasia mums atskleistų, kaip giliai ir artimai mus myli. And because of His great love, that we will grow deeper in love with Him. Ir dėl jo didžiulės meilės, kad mes vis labiau jį mylėtumėm. I pray, Father, that we will be encouraged today by our being loved as the bride. Meldžiu Tėve, kad šiandien mus padrasintų tai, kad mylime kaip nuotaka. And by the wonderful future you have for each one of us. Ir dėl nuostabios ateities, kurią tu turi kiekvienam iš mūsų. When the bridegroom comes in the clouds to take his bride away to be with Him. Kai jaunikis ateina debesyse pasiimti savo nuotakos, kad būtų su juo, Never to be parted again. daugiau niekada neįsiskirti. Forever. Amžinai. I pray this in the name of our bridegroom, Lord and Savior, Jesus Christ. Meldžiuosi tai mūsų jaunikio, viešpaties ir gelbėtojo Jėzus Kristus vardu. Amen. Amen.